O, odynė čia nais. Oi, oi, oi. Reikia bėgti šitos vietos. Tai labą visiems. Žilma upė. Nu ką, bandom užbristi kažkaip tai iš to šono. Pamėtysim. Nu sudėtinga čia bus, bet ką padarysi. Brendam. Pirmiausia, čia į kokį urvą nesupratė, kai visi miksite iki jausų. Nu beveik atėjau. Ne kažką. Negaliu pribristi. Viskas juda, viskas banguoja, viskas ties smukimo riba. Nu, užsidėjau. Kažkaip nekaip prisisegė, bet 0,3. Vaibeitas, rudas. Turėtų pūt kaip žvėris, o čia vien žolė pasirodo. Ne, liūdesys. Eisim kitur. Ot, nebent čia neišsimaužius, pamparam. Ne, vien žolė. A, kaip gaila. Nepavyks čia pažvėjoti. Šitiek bridau. Šitaip stengiausi. Žilma. Ežeras Žilmas. Nu ir ką? Žuveliokai, labą dieną. Štai ir aš. Nu, tai kur jūs, pikti žuveliokai? Supratau, kai reikia keisti masalą į kitą. Uždėsiu juodą. Vai, kokį pasikeičiau. Nu, ne visai juodas, bet tamsus. Nu ir pabandom ten pat. Taip, kita pusė daug srovės. O. Va. A, tiesiog. Na, oi, pabėgo. Nepavyko nufotinti. Nufilmuoti nepavyko. Nieko. Matyt, nefotogeniškas buvo. Op. Pliaukšt. Aha. Taip gaudyti reikia. Čia net rytės nereikia. Nu, op. Darysim kitaip, naudosim savo tunelinės žvejybos metodus. Taip, nusiskinam. Jas. Lapa. Tai bus pusė tribos įtariu. 4. Bandom. Tikram priekį. Taip įtempiam. Va. Net laikė. O.
įtariu, tokiu metodu galima užmesti ir kokį 100 metrų. Nu ką, žalę reikia pamėti dar, pabandyti į triūbą šauti. Nu, žiūrim. Tin. Nu, man to žalio. Raudė vietinė. Pabandom dar vieną pasigauti. Pažiūrėt, kas nedasi. Aha. Nepataikiau. Kita. Taip, bėg. Triūba. Smagu. Opa. Auga po truputį. Op. Kokios jūs gleivėtos, pamiršau aš apie tai. Išsilaksta būrelis. Ojejej, palaidojau. Ne, koks čia. Kaip čia dabar, taip nesupratau. Žolėse žuvis gyvena. Ant vandens. Reikia taip. Ai, motas jau įsikanda. Ir žaliukam patinka. Žaliukas. Apa. Nu ką, pirmą sesiją turbūt baigiam dabar. Gal vėliau ateisim, gal vakarė ateisim, gal neateisim. Nežinau, bet buvo smagu, įdomu. Pas kaimyną ateinam ant liepto. Čia tas Pažiluma ežeras. Neužsidėjau modulio. Gali būti vėjo švilpimo. Nu, teks prieš vėją pamėtyti.
va ten ant to liepto. Ten ant to. Gal pavyks kažkaip tai. Nu, bandau keliauti. Va kieno čia tiltas. Nu, ačiū jiem, kad leidžiate užeiti. Kormoranas neša kudačių. Nu, bet ne kažką. Čia kol kas kaip vonioj. Nematau nei vieno žuvelioko. Bet jie pamatys masalą. Žalias jiems čia nepatinka. Okei. Okei, gerai. Dedam kai ką nors kitą dedam. Štai kokį. Raudoną ilgą. Pažiūrėsim, kaip raudonas erzina žuvis. Nieko kol kas. Aha. O, ant tų žodžių, va, prašau. Va. Va, koksai. Du kart didesnis. Už masalą. Dičkis. O, kad įduok. Va. O, tai va. Eik, klumpti. Nu va. Aha, raudonos reikia, matai, žalios jie čia nenori. Nu, patikrinam dar kartą. Ah. Pabėgo. Čia turbūt paaiškinimas būtų toks, kad per ilgas masalas. Griebė už kabliuko, ne už kabliuko, griebė už masalą. Ir laikė įsikibęs. Va, reikia. Taip, kad pasiekčiau šešėlį, greičiausiai jie ten bus susiglaudę tam šešėlyje. Nu, tikrinam. Opa. Nedame šių, nu nieko. Va. Va, pasivijo. Uhuu. Bėk. O taip. O, gražiai. Čik.
iškrenta ir puola iš karto. Ten jie maitinasi toj vietoj. Tai kažkaip įdomiai turėtų būti priežastis, tam nuo medžių krenta kas nors. Bet ešerys ir nuo medžių krentantis, čia raudės tai daro. Pumpt. Gerai, aš pasitrumpinsiu masalą. Štai biški trumpesnis. Mažuliukai. Va, kriušos nukando, čia negerai. Nudedam kitą. Na, įdomu dėl juodo, ką pasakys. Žuveliokai. Mažuliukai. Dedam iš karto raudoną ir tikrinam versiją. Tokį raudoną. Va. Va. A, tai va. Graži kojytė. Raudė. Nu, duok, gražiai išseksiu. Jau čia reikia dar pavažiuoti prie kito ežero. Čia 2 kilometrai nuo čia yra. Ežeras su Baltarusijos siena ribojasi, Apvardai. Tai ten kažkas panašaus, lieptas yra, gylio nėra, žolių yra. Ką žinau, nepabandysi, nežinosi ir tiek va. Nu va, Apvardai. Ten atomiai nematosi. Bet tilto neliko, senai buvau čia. Bebrų takais. Tai va, į Apvardus nepavyko ten pažvejoti. Liepto nėra. Kažkoks tai žmogus ten atvažiavęs. Tai, nelabai ten norėjosi lipti jam ant per galvą. Ir šiaip man norisi iš čia išlipti. Nes čia ne kažką skęstų po biškį. Ir sakyčiau, čia visai puikiai. Jau čiut-čiut į priekį paeiti atsistot. Nu ką. Metam. Na va. Ko turėtų būti čia? Koks jau. Jeigu buvo vienas, bus ir antras. Va ir antras. Opa. Gerai. Trečias.
Oho. Va kokia. Nu, išsiskalbsim. Pasileidom 5 metrais žemiau. Nu, patikrinkim, kas čia darosi. Užėjau, bet labai atvirai aš čia stoviu. Bet taip nepagausiu turbūt. Niekur aš ten nepraėjau. Duobės. Tai bandau ieškoti išėjimo aplamai šitos kemsynės, pelkynės. Tai jungiu kameras ir jaučiu, eisiu ant triubų dar pasimėgauti. Na va, popietė. Po pietų grįžtam prie triubų pasižiūrėti. Pažvėjosim dar. Nu va. Ešeriukas net laikė vienas. Va, koks ešeriukas. Arba koks masalas. Mažiukas irgi. Matyt, reikia tuo ir čia baigti tą žvejybą. Apibendrinimui, ten upelės pradžioje įbridęs buvau, nėra kur mėtyt. Čia triubose kimba. Ten irgi kimba. Kitoj pusėje triubų kimba. Į ežerą buvau nuėjęs. Tai irgi kaip ir prie krantės linijoje, tokioj prie pat liepto. Va, čia irgi kimba. Visur po truputėlį. Tai matyt, dėkui Žilmui ežerui. Aparduose nepavyko pažvejoti, pasirodo liepto nėra jau.
žmonių atvažiavę. Ant to lanko per galvas lipt nesinorėjo, bet tai apibendrinimui visai neblogai, man patinka. Pats principas žvejybos tas aviža, tai kažkaip tai žavi. Nu kągi, taigi, dėkui šitam vandeniui, dėkui už skirtą laiką pramogai. Biškai taip neplanuotai čia atvykimas į kaimą buvo. Tai reikia būt pasiruošęs visada. Tai tokiem va, neplanuotėm pažvejojimam. Tai ačiū žiūrėjusiem iki pat pabaigos. Tai ką, tam kartui tiek. Iki sėkmės, nei žvyno, nei uodegos. Ne, kitaip, kad šamas jums nurautų viską. Iki.